Nu tai žiūrėkit, bičiuliai, kokį saldainį čia gavom dabar. Spalvelė tai bombinė. Bombinė spalvelė, gera komplektacija, Style Plus, žiauriai maža rida ir vieno savininko ir neturėjusi jokių eismo įvykių. Visus automobilius, ką turime, o turime jų daugiau negu 30, rasite vienoje vietoje autobrokeris.com svetainėje. Užeikit, pasidairykit kaip visada, stebėkit tą puslapį, nes kai tik kažką gaunam naujo, iš karto atsiranda apžvalga tenais. Bet visų pirma, apžvalgos sukeliam į savo socialinius tinklus, tai yra važiuojam autobrokeris Facebook, Instagram ir TikTok. Todėl pasiekite, jums tai nieko nekainuoja, o kaip sakant, pliusas toks, kad niekada nepraleisite naujų variantų, kai juos įkeliam, nes kaip sakant, gausit pranešimą, jog atsirado naujas automobilis, jį pasižiūrėsite ir jeigu tiks ir patiks, įsigysite. Taip pat galite užsakyti automobilio patikrą arba automobilio paiešką. Tai galite padaryti mūsų Facebook ir Instagramo puslapiuose Važiuojam auto. Čia yra autobrokeris, o tenais Važiuojam auto. Atsiųskit skelbimą arba tiesiog parašykite, ko ieškot, iki kokios sumos ir viską surasim. Na, o dabar einam prie šitos temos. Nes tema tai tikrai labai gera. Manau, kad šitas automobilis turėtų greitai parsiduoti. Toyota CHR 21 metų, 1,8 litro, benzinas elektra. Žiauriai gera spalva, juodas stogas, kaip matot. Ten turim dar mėlyną su juodu stogu. Žiauriai gera spalvelė, gera komplektacija ganėtinai. Turi partronikus priekyje gale. Turi distroniką, susidūrimo prevenciją, atstumo palaikymą. Turi taip pat kylėsą, beraktį įėjimą, užvedimą, užrakinimą. Turi galinio vaizdo kamerą. Taip, turi medžiaginius kilimėlius. Turi visų aptarnavimų istoriją, knygutės, visa kita. Bus pridedami antri ratai su žieminiam padangom. Taip pat automobiliui yra padarytas antikorozinis dengimas. Ratų dabar, kaip sakant, laukiu, kol šeimininkas atveš. Viską sudėsime į automobilį, kai atvažiuosit apsižiūrėti, jau ratai bus viduje. Tai kaip sakiau, jie neturėjus jokių eismo įvykių, absoliučiai sveikas automobilis, vieno šeimininko, pastoviai prižiūrėtas Toyotos centre. Taip. Žiūrėkit, kokį saloniuką turim. Juodas odos ir verstos odos kombinuotas saloniukas. Žiauriai gražus. Juodos lubos. Man realiai šitas salonas yra pats gražiausias pas CHR-us. Taip. Čia turime užsilenkiančius elektrinius veidrodėlius, elektrinius langus. Turime pilnai elektrinės sėdynės priekinės. Gražias sėdynėlės, niekas nesuplyšė, nenutrinta. Visur viskas gražu, baterija tvarkinga. Taip, turi šildomos sėdynės, priekyje taip pat šildoma valytuvų zona, žiemą nereikės, kaip sakant, grandyti. Turi 2 raktelių komplektą. Liktais, kad 2 rakteliai, dabar čia vienas man duotas, bet sakė, kad ir antras irgi. Taip, toliau važiavimo režimai, aišku, automatas, padelių laikikliai, pilnai multifunkcinis vairiukas, turi linijų palaikymą, kaip sakiau, susidūrimo prevencija, turi automatinės ilgas šviesas, šildomą vairiuką. Šitie CHR-ai taip pat pasižymi ekonomiškumu. Benziniuko realiai 5 litriukai, kitą kartą nei tiek neprireikia ir važiuojat. Taip pat pritemstantis veidrodėlis yra, ženklų atpažinimas yra, o ridos turime, žiūrėkit, 80 000 kilometrų. Taip kad toliau aptarnaujant šitą automobilį Toyotos centre prasitęsia garantija. Dabar aptarnavimas yra padarytas prieš 5000 kilometrų. Sekantis aptarnavimas būtų kitų metų sausio mėnesį. Aptarnaujat Toyotos centre,
ir pastoviai būna pratęsiama garantija. Turiu va dar tokias irgi melsvas apdailas. Gerai žiūrisi. Siūta panelė. Nu, žodžiu, fainas automobilis, važiuoja labai gerai. Viskas su juo tvarkoje. Šito automobilio kaina 23 300 eurų. Galimos darybos proto ribose, galimas pirkimas išsimokėtinai, 4,5% metinės palūkanos, jokių euriborų, jokių paslėptų mokesčių, galimybė už automobilį įsimokėti anksčiau laiko, be jokių taip pat papildomų mokesčių, galimybė įnešti didesnės įmokas negu yra paskaičiuotos mėnesinės, taip nuo sekančio mėnesio, susimažinant dar labiau mėnesinės įmokas. Nu, žodžiu, viskas padaryta yra taip, bičiuliai, kad jūs nusiperkat automobilį ir nesukat savo galvos, mokat protingas įmokas, liekat su kelniam ir triusikais vietoje ir turite naują naudotą automobilį. Tai va, tiek būtų žinių tam kartui. Jeigu domino toks automobilis, kaip visada rašykite mums į Važiuojam Autobrokeris Facebook arba Instagramą, arba skambinkite, nurodysiu telefono numerį virš mano galvos. Ar dėl šio automobilio, ar dėl bet kurio kito automobilio, kuriuos visus rasite vienoje vietoje autobrokeris.com svetainėje. Ačiū už dėmesį ir iki sekančio karto.